Taigi apie Dalių ir Girėną nekalbėsiu. Gal du sakinius. Tai tikrieji tautos didvyriai, kurie patys savo tobulomis mintimis, savo aiškiu, teisingų žodžių ir žodžiais, savo titanišką, nesavanaudišką veiklą, patys sau pastatė paminklą, monumentą, kuris iškilo virš laiko ir užmaršties dulkių. Kiek skynė, neišskynė, kiek rovė, neišrovė, jų atmintis, jų dvasia gyva tautoje. Apie renginius vieno akcento yra įvykdyta daugiau kaip 30 renginių. Pradedant galbūt Arkos muziejuje didžiulę parodą, kurios atšvaitą jūs matote leidinyje Skrydis ar ne, pasižiūrėkite. Ir turbūt baigiant, gal toliau sekančių poezijos kūrinių konkursų ir pabaigiančiais metais iki naujų metų prozos kūrinių skirtų Dariaus ir Girėno atminčiai, labiausiai spindinčiai jų dvasią, pravedimui. Labai dėkingas visom kūrybinėm organizacijom, struktūrom, jas sunku išminėti, matote, jūs visos kūrybinės. Jos nuoširdžiai saugojo ir saugos tikrųjų mūsų didvyrių, be kurių tauta negali egzistuoti. Atmintį. Dėkui jiems. Dėkui visiems aviatoriams, kurių šiandien Lietuvoje aeroklube yra 2580 ir keli dar dariukai ateina, kurie sugebėjo savo darbu, savo parama, o ta parama, jeigu paskaičiuoti, skaičiai blogas dalykas, bet kartais ir geras. Jie savo darbu, jeigu jam kas mokėtų už šį darbą minimumą, sukūrė apie 300 000 litų produkciją. Jeigu vidutinį uždarbį paimti su sodra, daugiau kaip 600 000 litų.